Taip. Ryžas, tai atėjai. Aš turiu būti kovotojas. Petrai, kaip praėjo apklausa? Aš jau paklausiau, ar jis eis į kariuomenę, žinai. Sakė, eik, tu, aš nenoriu į kariuomenę. Ir dabar va tokie jaunuoliai paimk žiemai, išvežk savaitę į mišką, palik vieną. Nėra ten net kur nakvynės pasiimti. Jiem reikės priežiūros. Konstruktorius turės juos prižiūrėti. Konstruktorius. Nu jis ir taip turi ką veikti. Turės statyti žmonės, va iš tolo stebėti, kaip tas žmogus reaguoja į klimatą, į šaltį, ar jis sugeba išgyventi, kaip jisai sugeba apsišildyti, kad galūnių nenušaltų, nei rankų. Tai va, prie tokių žmonių jau reikės būti ir juos stiprinti psichologiškai, kad nepasiduotų. Kitas verk pradės. Sakys, aš noriu namo. Ryžas, nori namo? Nesinori. Čia nėra mamos, čia jau kariuomenė, čia jau kits dalykas yra. Petrai, tai ką mes turim padaryti? Vyrukui duoti gruzų. Gerai, Ryžas, pradžiai nusimk batus. Koiniai smirda, viskas. Dėkdavai savo batus atgal, smirdavas, ir eik kojų plaut. Aš susikraunu daiktus ir aš iš čia išvažiuoju. Jis tegu cypia, pareikia biškį, atsišneka, bet gruzų davęs biškį. Nemanai, Petrai, kad čia biškį per daug psichologiškai prispaudai? Jis pradeda mąstyti, žinai, o ne galvot. Nu gal ir gerai, kad nepradėjo jis galvot. Petrai, davai tada dar truputėlį psichologinio grūzo. Tu esi silpnas, tu niekam ištižęs. Tai kad aš neturiu kur dėtis. Nustok bliaut. Gerai, Petrai, nu kaip jisai? Tinkamas? Iš jo nieko gero neužaugs. Tai ką, kario neišauginsim? Iš jo nieko neužaugs. Atsakymas yra netinkamas. Rytoj susikraunu čimudanus ir važiuoju iš Lietuvos.